Erikai, labai ačiū, tikiuosi, mus girdite. Taigi, žodis jums. Ar galite matyti, ar matot mano skaidrės? Taip. Thank you for the project, and also thanks to Central Coordinator RBRail for this opportunity. My name is Eriks Diļevs. I'm recently appointed as Dėkoju už galimybę dalyvauti šiame susitikime. Esu iš Latvijos. Esu einantis valdybos pirmininko pareigas. Ir dabar norėčiau pakalbėti šiek tiek apie tai, kas vyksta Latvijoje. Čia matote, kaip atrodys Rail Baltica Latvijoje, visi pagrindiniai projektai, tarptautinės stotys, regioninės stotys, iš viso 16 stočių. Taip pat turime infrastruktūros priežiūros objektus Iecavoje ir kitur, kur dabar vyksta statybos darbai, siekiant užtikrinti tinkamą logistiką. Salaspils krovinių terminalas. Ir turime 2 tarptautinės stotis ir Rygos tarptautinę stotį. Taip pat turime riedmenų depo. Ir šiuo metu didžiausi darbai vyksta visose srityse, išskyrus turbūt riedmenų depo. Kalbant apie projektų įgyvendinimą Latvijoje, jūs turbūt žinote, kas neseniai buvote Rygoje, keliavote per Rygos oro uostą ir matėte tikriausiai, kad ten vyksta statybos. Ir daugiausia dirbama Rygos pagrindinėje stotyje, taip pat oro uosto terminale. Ir čia nuotraukose jūs matote metų pradžios vaizdus. Ir iš tikrųjų mes turėjome labai didelę tokią ceremoniją, kai buvo įstatyta terminalo stogas, stogų konstrukcijos. Rygos oro uoste daugiausia dirbama prie pamatų. Pagrindiniame terminale jie jau yra patiesti ir be šių 2 didžiausių statybos darbų mes šiais metais planuojame pabaigti Salaspils krovinių terminalą ir taip pat dirbame prie Iecavos projekto ir didelis taip pat darbo kiekis buvo įveiktas praeitais metais, taip pat šiais metais buvo pasirašyta labai svarbi sutartis. Ir mes tikimės pradėti statybos darbus šiais metais, nors šiek tiek ir vėluoja. Ir projektas, prie kurio mes tikrai turime pagreitinti darbus, kadangi dar liko apie 50% darbų. Tačiau kartu su koordinatoriais, su projektuotojais mes iš tikrųjų judame į priekį ir tikimės, kad greitai atliksime viską, ką planavome per šį laikotarpį. Infrastruktūros vadovas buvo paskirtas neseniai ir labai svarbu, kad būtų priimtas sprendimas, kas bus infrastruktūros vadovas. Pirmiausia, aš norėčiau pereiti pro Rygos pagrindinės stoties darbus. Tai
Vėlgi, matote, pagrindinis rangovas yra Prosiv Products ir ką visą tai duos Rygos miestui. Mes jau peržiūrėjome savo investicijas, kurios bus skiriamos šiam pagrindiniam mazgui, tačiau Rygos miestas, kalbant apie šios statybos darbus, iš tikrųjų didelį dėmesį skiria infrastruktūros darbams, kelių darbams aplink Rygą. Atsižvelgiant į tikslą, kai buvo kalbėta anksčiau, visą tai iš tikrųjų pakeis Rygos veidą ir bus įgyvendinti labai svarbus šiuolaikiniai kraštovaizdžio sprendimai. Naujas tiltas per Daugavą upę, tai vėlgi yra labai svarbus istorinis tiltas, struktūra yra išlaikoma, toks buvo mūsų tikslas. Ir tas tiltas bus pastatytas šalia esamo tilto. Jau prasidėjo statybos darbai, nutiesti pirmieji poliai upėje ir mes tikimės, kad netrukus darbai suintensyvės. Matote nuotraukas, kaip minėjau, dešinėje pusėje yra tie mano minėti pirmieji pailai. Toliau, kalbant apie Rygos tarptautinį oro uostą, statybos darbai čia vyksta, kurie atliekami Austrijos ir Latvijos bendros įmonės, Infra daugiausia, ir tas pats konsultantas atlieka projekto priežiūrą. Prointek iš Ispanijos ir Forma 2 iš Latvijos. Tai yra taip pat geras pavyzdys, kaip parodyti tą įvairių transporto rūšių jungtį, junglumą. Ir čia mes taip pat bendradarbiaujame su mūsų nacionaliniu vežėju Air Baltica. Galbūt Latvijai tai yra kažkas naujo, tačiau kitose vakarų Europos valstybėse tai nėra nieko naujo, kaip geležinkelis yra apjungiamas su oro transporto paslaugomis. Vėlgi keletas nuotraukų, kaip vyksta darbai, prasidėjo antrasis etapas, tiesiant terminalo pamatus. Toliau apie pagrindinę geležinkelio liniją, kaip jau minėjau, praeitais metais, turbūt gruodžio mėnesį, buvo pasirašytas kontraktas. Noriu padėkoti visiems prisidėjusiems kolegoms, komandai, kurie iš tikrųjų nuveikė labai daug, siekiant būtent šio tikslo. Iš viso linijos ilgis apie 220 km. Įskaitant atkarpą einančią per Rygą. Ir mes planuojame pradėti statybos darbus jau šiais metais. O pagrindinis rangovas, tai yra 3 pagrindinės kompanijos. Tai yra Prancūzijos, Lenkijos ir Italijos įmonės. Čia matote jų pavadinimus. Ir tuo pat metu mes pasirašėme sutartį su FIDIC inžinieriais, kurie prižiūrės statybos darbus. Ir kaip minėjau, mes jau gavome finansavimą pietiniai atkarpai ir šią vasarą jau planuojame statybos darbus.
Aišku, tam reikia pasiruošti, mobilizuoti jėgas, parengti aplinką. Ir geros naujienos yra tai, kad šių metų pavasarį mes gavome finansavimą tilto statybai ir mūsų projektuotojai dabar jau yra paskutinėme projektavimo etape, kad ateinančiais metais galėtume pradėti statybą. Čia matote Rygos aplinkelį, būtent taip eina Rail Baltica. Taigi, kalbant apie projektavimą, jau kaip ir minėjau, iki šių metų pabaigos planuojame pabaigti projektavimo darbus. Pradinis planas buvo užtikrinti tą junglumą tarp dviejų pločių geležinkelio bėgių pločių. Tačiau dėl tam tikrų politinių priežasčių ir įvykių, kas vyksta rytuose, Latvija turi vėlgi pagalvoti, kaip prioritizuoti rytų ir pietų kryptis. Ir sakyčiau, kad tai nėra mažas terminalas, beveik 1 kilometro atkarpa numatyta. Ir kalbant apie patį terminalą, tai jis yra skirtas aptarnauti virš 1 milijonų tonų krovinių. Kalbant apie infrastruktūros priežiūros objektus, kaip minėjau, mes turime keletą jų. Projektavimas atliktas ir prie pabaigos ir Iecavo ir Skultėje mes galėsime pradėti statybos darbus. Svarbu dar paminėti tai, kad tai padeda užtikrinti junglumą su esamu geležinkeliu, o taip pat ir numatytas sujungimas su maždaug 20 kitų taškų ir vietų. Ir kalbant apie naudą, žinoma, reikia paminėti ir apie medžiagų sandėliavimą pagrindinės statybos metu. Na ir kalbant apie šios dienos seminarą, kaip jau anksčiau paminėjau, didžioji dalis darbų jau įveikta. Kalbant apie pirkimus, kurie buvo planuojami, paskelbti, šiuo metu matote, kokie yra paskelbti. Pirmiausia, tai yra susijęs su žemės paėmimu ir planavimu. Netrukus jau žinosime rezultatus. O pagrindinis, kaip čia matote, yra Rail Baltica regioninių stočių integravimas į viešojo transporto tinklą. Tikiuosi, kad bus klausimų apie visą tai. Jeigu jūs esate rangovas ir esate suinteresuoti, jūs tikrai esate labai kviečiami prisijungti prie mūsų. Mes galėsime pateikti jums visus kontaktinius duomenis ir tikrai mielai su jumis bendradarbiausime. Tai tiek būtų iš mano pusės. Dabar mielai atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju, Erikai, dėkoju už prezentaciją. Aišku, didžioji dalis klausimų yra susijęs su statybos darbais, taigi kada mes galime tikėtis, kada prasidės didieji darbai šalia Rygos miesto? Taip, tikrai geras klausimas. Didieji darbai prasidės šių metų vasarą šalia Rygos,
o tada palaipsniui mes pereisime į kitus metus, kuomet tikrai numatome pilną darbų eigą, pilną statybos darbų eigą. Bet šią vasarą taip. Kitas klausimas yra susijęs su šiaurė, kurią jūs paminėjote. Tai kokie planai? Kaip dėl krypties linkęs Estijos? Na, kaip centrinis koordinatorius, mes turime pasirengę strategiją, yra visi dokumentai skirti projekto įgyvendinimui ir taip pat strategija yra pagrįsta operacijų etapais. Mes galvojame, nuo ko būtų logiška pradėti ir pradėsime nuo pietų atkarpos ir eisime link šiaurės. Kaip minėjome, jau yra gautas finansavimas tilto statybai Latvijoje ir mes tikimės, kad projektavimo darbai bus pabaigti šiais metais, o šiaurinę dalį mes galėsime toliau įgyvendinti, judėti į šiaurę. Tačiau, kaip žinote, mes planavome vieną atkarpą į šiaurę link Estijos pusės, kuomet buvo pabaigti parengiamieji darbai ir rangovas buvo instruktuotas judėti šiaurės kryptimi. Tačiau tai yra susijęs su finansais, kitų finansavimo etapu ir mes, aišku, judėsime į šiaurę. Tačiau nelabai dabar galiu pasakyti tikslios datos. Kaip minėjau, projektavimo darbai bus baigti šiais metais, kai tik tai gausime finansavimą. Kitas paraiškų etapas turbūt bus ne anksčiau kaip kitais metais. Ir klausimas iš skaidrių. Tai galbūt paskutinis klausimas jums. Taigi, jūs sakėte, kad susitarimas dėl pagrindinės statybos pasirašytas. Ar tiekėjai vis dar gali įsitraukti į šį statybų etapą? Jeigu taip, tai ką jiems reikėtų daryti? Taip, dėkoju už klausimą. Žinoma, visi, kurie suinteresuoti susisiekti dėl pagrindinių statybos darbų, žinoma, gali susisiekti su mumis, mes pateiksime kontaktinius duomenis ir tikrai labai džiaugsimės sulaukę jūsų pasiūlymų arba informacijos apie jūsų paslaugas, kurias jūs teikiate. Mes tikrai padėsime susisiekti su pagrindiniais rangovais. Nematau daugiau klausimų, dėl to, Erikai, noriu padėkoti Jums už Jūsų pristatymą.